mūsų geras pavyzdys, kad toj gimnazijoje išauga nuostabūs žmonės ir aš gavau tokį išsilavinimą Kėdainių mieste, kad toliau galėjau tęsti savo mokslus ir tapti mokslų daktarė. Tai iš tikrųjų pagrindai buvo nuostabus ir savo mokyklą labai myliu ir aš linkiu toliau, kad nepritrūktų specialistų, kad mokytojai turėtų jėgų ir kantrybės toliau dirbti su vaikais ir toliau suteikti jiems tokius nuostabius pagrindus, kaip gavau aš pati. savo mokytojus, draugus, ištarkite garsiai jų vardą ar pavardę. Nes jau 28 laidų abiturientams aš esu išdavęs atestatus. Matot, koks aš? 80-mečio mūsų mokyklos istorija. Jinai yra labai svarbi, kadangi jūs visi prie tos istorijos prisidėjote. Ir labai smagu, kad jūs toj istorijai palikote savo tam tikrą pėdsaką. Sakė, nebus pampus pamokos. Bus. Ir jūs prisiminsite suolus.
ir menų mokslo pamoka. Pasakiau savo mokiniams, kad į temą po 2 savaičių surašysiu vertinimus. Tai va, jie visi pas mane rašė laišką mokyklai apie lietuvių kalbos pamokas. Lietuvių kalbos mokė Aldona Stankevičienė. Buvo reikli, todėl daugam neįtikdavo. Visi pavydėdavo kito mokytojo Muzikevičiaus, jo šypsenos, atlaidumo, net jo suorganizuotos kaimo kapelos. Bet viską atpirkdavo supratimas, kad mokytoja mus privertė viską išmokti. Ačiū, kad buvau jūsų mokiniu ir tikiuosi, kad dabartiniai vaikai taip pat išmoks mokytis, nes kitaip bus tik vergai tų, kurie to išmoko. Mokiniai buvo labai geri, bet vienas mokinys sako, nu tikrai aš neįsiu tada dailės pamoką ir Lenino portretų nepieščiau. Sakiau, nereikės to Lenino portreto piešti. Sakau, mes palipdysim ir grafiką paspausime. 3 skirtingos grupės, labai smagiai padirbėjom, to pavyko iš tikro uždegti lemputę. Tai visom grupėm tai pavyko, tai buities rezultatą įgyvendinom, neatsižvelgiant į matematiką. Ačiū mokiniam, iš tikrųjų buvo šaunu. Mikroskopavimo pamoka tikrai praėjo šauniai ir visi gavo po 10. Pasidžiaugti, kad vienas mūsų mokinys nepraliko šio. Nes taip lūpo svarbus, taip jie lūpo, taip jiems sunku buvo tą ploną odelę nulūpti. Matematika mums sekėsi labai gerai. Kiek išsprendėme uždavinių, mes tikrai padirbėjom gerai. 9 klasės pratimas įsprendėme. Patys geriausi mokiniai, kurie, galima sakyti, iš dainų šventės tiesiai atvažiavo. Pasėjo bulves, kas pasėjo lelijas, kas piešia, kas pasėjo žmogelius, kas gyvena už kalnų, kas gyvena danguje, kas gyvena po žemę. Kėdainiai džiaugias, o Kėdainiai atšalynų, čia seneliai mokslus krinto, tėtis mama čia padirbo. Žodį atšalynas, Thank you.
negali. Kiek gero davė miestas, kuris šitaip myli. Pirmi bučiniai, tėvų namai ir tos gatvės, kurias taip pažįsti. Geriausi draugai, kuriuos suradai, jie kviečia ir vėl susitikti ten. Daug kelių praeitų, kad ir kur nuvestų gyvenimas, kaip sugrįžt, juk